Kas yra narcizai? Visi žino, kas yra narcizai. Tai yra valdantys žmonės, despotai, kontrolė, geležiniai visur, visada. Ir tai didelė kančia žmonėm, kurie turi tokį partnerį gyvenimo. Vyrą ar žmoną. Ar tokius tėvus turi. Tai yra didžiulė kančia. Ką galėčiau pasakyti, ne visi turi tokį jau 100% išreikštą narcisizmą. Daug kam jis pasireiškia epizodais. Kartais tai auklėjimo ar pavyzdys tėvų įtaka ir jie elgiasi taip pat, kaip elgiasi su jais tėvai. Narcisizmas pasireiškia daug dalykų. Kartais jisai toksai minimalus ir ne visi įvardina tai kaip narcisizmą. Žinot, paprasčiausiai žmogus gali reikalauti atsiprašinėti. Už viską, visada. Tu nemoki, tu tokia esi ar tu toks ir tu neatsiprašai manęs, tu privalai atsiprašyti. Tai vienas iš labai grėsmingų požymių. Nebūtinai kiti to nereikalauja, bet jeigu jau patiriat šitą, kad yra iš jūsų reikalaujama atsiprašymas, šiaip jau žinot, kaip yra natūraliai. Atsiprašymas, jeigu žmogus pats panori atsiprašyti, jis suprato, kad klydo, jis pakankamai yra išauklėtas ir pakankamai aukštos kultūros, jisai, atleisk, aš ten tikrai nesąmonę ar padariau, ar pasakiau ir nepyk. Jisai atsiprašo. Kartais nebūtinai, kad tas žodis vartojamas atsiprašau. Aš, pavyzdžiui, atsiprašinėju nenaudodama to žodžio. Aš sakau, žinai, padariau kvailystę, aš suklydau ten, ar tu teisi, ar teisus. Tai, žinot, yra labai mandagi ir savęs nežeminanti atsiprašymų forma. Reikalavimas to jau yra labai negražus dalykas. Šlykštus, nemandagus ir atsiprašyti reikalavimas tai yra menkinimas tavo savigarbos, savivertės. Tu turi pripažinti tik tai to žmogaus nuomonę, to žmogaus poreikius ir visa kita. Jeigu aš turiu kitą, daleiskim, į tą patį dalyką nuomonę, kodėl aš turiu atsiprašyti, kad aš nemastau kaip tas žmogus? Kaip jūs manote, tai teisinga? Jau čia vien tas reikalavimas atsiprašymų, tai jau yra diagnozė. Tikro narcisizmo ar įgauto, įgyto. Kiti dalykai, tas reikalavimas visur vertinti. Kitą kartą žmogus džiaugiasi viskuo, ką tas žmogus dėl tavęs daro. Nuoširdžiai, bet tokio jau ten padų laižymo ir keliais apie tą žmogų ėjimų. Ir dėkingumas tai tikrai reikalingas dalykas ir mandagu, ir gražu tą daryti, ir būtinai tą darykit, bet reikalavimas, kad tu nepadėkoji, tu privalai dėkoti, tu privalai ten tą ir tą daryti. Vien reikalavimas, tie dalykai, mėlyje, darosi, arba tu nori tą daryti, arba ne. Jeigu tau žmogus patiko, viskas, kas patiko, tu padėkosi, jeigu esi kultūringas, pakartosiu. Ir mandagus žmogus. Jeigu tu nevertini to ir tu dirbtinai dėkosi ir visa kita, tai čia jau yra manipulacijos, čia yra ta prievarta. Daug yra visokių smulkmenų, daug yra visokių niuansų, bet pagrindiniai dalykai tai visgi šitie yra, kad paklusnumas, duodamas suprasti, kad žmogus net yra, jau čia iš kitos srities pasakysiu, jeigu žmogus tau duoda laisvę, aš nepyksiu, jeigu tu paeisi į šoną.
ten reiškia būsi neištikimas. Būna net tokie žmonės, kurie patys nori tą daryti ir nenori, kad būtų kontroliuojami ir jiem norisi kažkokių daugia tų santykių ir daugiau, tai taip tie sako. Šiaip tai yra nenormalu. Ištikimybė yra labai svarbus dalykas poroj ir čia tik tai nedaugelis patys būdami tokie, kuriem taip aplinkybės susiklostė, kad tas partneris ne visiškai patenkina, jam reikia dar kažkur įsikraust. Gal kažkatros savybės jam super geros, ten pusė jo savybių labai geros ir patrauklios ir jis tą žmogų jokių būdų nenori prarasti. Jis įdomus pašnekovas, jis su juo gerai visur ir svečiuosi ir virtuvėje ir visur, o kažkas taras aspektas ar lova ar kažkas tai netinka, tai jis palieka savo tą erdvę. Blogiausia, kai žmonės gyvena, kad patogus tuo žmogum gyventi, naudojasi jo resursais ar kažko panašiai, bet jis nėra nei labai brangus, nei labai mylimas, nei tas žmogus savo palieka užpakalį atidaras duris. Jisai niekada nebus per daug švelnus, nesakys, kad jis tave myli, nedovanos tau dovanų ar bent jau gėlės per Valentino dieną, pasiteisindamas, kad tai nepripažins, tai jis tau šventys, kad jam net ir ta kovo 8 kvaila šventė, čia sovietinė ar dar kažkokia. Jis jokių ir paskui sakys, taigi aš tau nesakiau, kad aš tave myliu, aš sugyvenau ir viskas, aš tau nieko nežadėjau, aš tau nieko tu matei, kad aš šaltas tavo atžvilgiu, aš negloščiau, neapsikabindavau ir jeigu tenka jau užsimaldaut kiekvieną apsikabinimą, tai irgi simptomas ir labai, žinokit, su keliais šauktukais, atkreipkite dėmesį. Jeigu žmogus visiškai neturi poreikio nei jūs apsikabinti, nei jam jūs malonus, nes pora gyvenant šalia ar moteris vyrui bus meiliai, rodo taip savo jausmus. Žmonės tai yra, net gyvūnai prieja vienas kitą ir palaižo, pasiglaudo, kad ras jam patinka. Ir priešiškai ir abejingai žiūri, kurie jam abejingi. Apie žmogų jau net kalbėti nėra ko. Tai pasako, tiesiog kūnų kalba, santykiai, bendravimas pasako visą tą požiūrį, kurį žmogus jaučia jum. Mielieji, tai yra labai subtilu ir labai gyvent šalia tokių partnerių, kur jam tik laiko klausimas, kada tu jam visiškai atsibosi, arba jisai ras kažką geresnio ir tave be jokios sąžinės graužaties paliks, tai praradimas savo laiko ir savo gyvenimo, tas gyvenimas labai trumpas. Ar senai jums buvo 18, 20 ar 30 metų, kiek dabar jums, vis tiek žiūrit pas mane daugiau auditorijos truputį vyresnės. Bet ir tai, tegul jums 35 metai kokie ar 30, ar senai jums buvo 18, o praėjo 15 metų, prašvilpė jie, tiesiog kaip viena diena. Taip, tai yra tokia likimų Dievo dovana, būti mylimam, būti branginamam. Jeigu turi tokį žmogų, labai vertinkit, mėlieji. Linkiu jums mylėti ir būti mylimiem. Džiaukitės kuo ir būkite atsargus su jūs išnaudojančiais žmonėm. Dėkui už laikus ir prenumeratas.